Šarūnai, pasigirdo kalbų po 2 pralaimėjimų Didžiajai Britanijai ir Japonijai, jog jau mums net ir 3 vieta, mes dar nežinojom, kad šios rungtynės nebūsim treti, net ir 3 vieta jau yra blogai, 4 turbūt būtų iš vis prastas rezultatas. Kaip tu vertini pasirodymą visame čempionate? Aš manau, kad pirmos 2 varžybos užsikėlėm kartelę aukštai ir galbūt tikėjomės iš tom komandom bent jau iš kažkurios ar Japonijos ar Didžiosios Britanijos atimti taškų, gal ir laimėti. Bet aš manau, kad labai svarbu, kad žaidėjai visgi iki galo atsidavė šitam turnyre ir paskutinėse varžybose paėmė visas jėgas iš savęs ir laimėjo medalį, kuris bet kokiu atveju, manau, svarbus ir žaidėjam, ir sirgaliam, treneriam. Kalbant apie rinktinę žaidimą ir žinant jos sudėtį, kaip jį būtų galima įvertinti? Aš manau, kad ta sudėtis, jinai kiekvienu atveju būna geriausia, ką mes galim turėti. Tai nemanau, kad yra prasmė žvalgytis į kitus žaidėjus. Šiaip didelių priekaištų turbūt nėra nei vienam, visi stengiasi. Kas liečia rezultato, tai taip nebūna greičiausiai, kad visi 20 parodo maksimalų, kokį gali. Ir manau, analizuosim šitą čempionatą dar vėliau, bet šiandieną džiaugiamės, kad medalį iškovom.